kiekvieną kartą nauji mokiniai vis man užduodavo klausimą. Tai kiek arti aš turiu važiuoti prie krašto? Nereikia labai arti spaustis prie krašto. Kodėl nereikia labai arti spaustis prie krašto? Todėl, kad prie pat krašto, tai čia dar ne visai prie krašto, būna ir dar arčiau. Jeigu, sakykime, kažkokie šilumininkų telefonų, ten dar kažkokie šulinukai rengiami bet kur gatvėje, tiesiog gali būti išsidėstę, tai vandens subėgimo šulinukai, kanalizaciniai tie vadinami ar ne, jie visada būna įrengti prie pat važiuojamosios dalies krašto. Bet esmė yra tame, kad tam, kad subėgtų vanduo į juos, jie yra padaryti, jeigu matote, čia iš vis lygų, tai tie vandens subėgimo šulinukai visada būna šiek tiek įleisti giliau. Iš pradžių būna tik šiek tiek, kai užvažiuoja va tokie automobiliai ant jų, juos įspraudžia dar giliau. Na ir sakykime, jeigu oras sausas ir šviečia saulutė, tai taip, jūs matot kažkokį giliau įspraustą šulinuką, jūs galite biškutį ir apvažiuoti ir vėl važiuoti arčiau krašto, bet sutikite, jeigu lyja lietus ir čia daug balų ar pasidengia ir visa kita vanduo visur ar ne, tai va čia ir ypač motociklininkai, motociklų vairuotojai, kai laikysite teisės, atminkite, nelyskit į tuos šulinukus, pasitraukit truputėlį nuo krašto. Šulinukai 40 cm pločio. Na, būna dar koks 20 tenai. Tai sudėkime, apie gaunas pusę metro. Tai aš visada sakydavau mokiniam, kad laikykitės pusę metro nuo bortelio. Neišlyskit daugiau kaip 1,20 m, nes tada jūs atsirasit ant tos linijos.